Sunkioji atletika, krepšinis, lauko tenisas – tai tik dalis talentų, kuriais aplinkinius žavi du geriausi draugai. Esu Gintaras, 17 metų. Aš Viktoras, man 17 metų. Viktoras juda vežimėlio pagalba. Negalia vaikiną parklupdė ankstyvoje vaikystėje, bet net ji netrukdo bandyti sužibėti Lietuvos talentuose. Tikimės, man atrodo, kaip ir kiekvienas laimėtų. Net ir parodyti save. Parodyti gal net ir labiau save, dėl to, kad kažkiek tai tą, ką mes sugalvoja daryti, čia aš abejoju, ar kiekvienas tą padarytų. Labą dieną. Sveiki. Kaip pristatykit iš karto? Esu Gintaras. Aš Viktoras. Kiek jums metų? 17 metų. 17. Ir iš kur jūs? Vilniečiai. Vilniečiai abu. Ir papasakokit, ko jūs atvažiavote šį vakarą čia? Mes ko atvažiavam? Mes atvažiavam, kaip jaučiu, kaip ir kiekvienas dalyvis nugalėt. Teisingai. Dar aišku, atvažiavam parodyti, kad negali tikrai nėra kliūtis. Gerai, viskas. Aš nieko nebesakau, man labai įdomu. Man labai įdomu, pradėkim. Vyrai, kur varo. Komisija neturi ką pasakyti. Aš jums pasakysiu taip. Dėkui. Kai į sceną įžengia žmogus su negale, tai visada yra labai jautru. Ir paprastai tai yra nejauku komisijai, nes mes visi esam žmonės ir kokie bebūtume, ar turėtume, ar norėtume, ar nenorėtume būti griežti, tas griežtumas jis paprastai išgaruoja. Ir nejauku būna, nes nesinori, kad to manipuliuotume. Kad ir kaip negražiai tai skamba iš esmės. Bet šį vakarą aš labai džiaugiuosi dėl šito jūsų pasirodymo, nes tai nei iš tolo nekvepėjo jokia manipuliacija. Ir tai buvo ne tik, kad jautru. Aš šiaip nevartoju tokio žargono, bet sakyte, aфиgenai.
Man kartais sunku tai vertinti objektyviai, bet būtent žiauriai džiaugiuosi, kad galiu ramiai širdim pasakyti, kad tai buvo afigenai, sakė? Afigenai. Viską, žinai, aš tau dar pavydžiu, žinai ko, tu turi žiauriai gerą draugą. To dar pavydžiu. Aš manau, kad tai yra daugiau negu šokis, daugiau negu vaidinimas, tai yra gyvenimas ir gyvenimo meilė. Ir tą, ką jūs mums atnešat, tą džiaugsmą, į šitokią Lietuvą, kuri šiandien yra niūroka, aš matau tą didelės meilės džiaugsmą žmogui. Vyrai, ačiū! Dėkui jums. Gerai, Marijonai, taip ar ne? Taip. Adolfai. Taip, taip! Trečias taip iš manęs. Dėkui. Pasimatysit, kai nėra apie ką kalbėti. Jaučiamės super. Neapsakomai. Aišku, dar jaudulys vis tiek lygęs. Aš dar nesupratau, kas buvo. Zidai!